nuostabi. Lietuva esi. Man jūsų šitas pasirodymas tai buvo tiesiog laimės akimirksnis. Aš buvau sužavėtas paskaitom, kurias klausiau, ir supratau, kad tokių žmonių skleidžiamų idėjų sinergija gali daug ką pakeisti į gerą pusę. Reikia keisti nusistovėjusius tais imperatyviais laikais pedagogikas. Reikia jas taikyti prie kiekvieno žmogaus prigimties. Reikia ieškoti jame neskleistų talentų. Tai kai tik jūs ir pasiūlyti, todėl aš labai susižavėjau, nors 40 metų daugiau dirbu pedagoginį darbą, tačiau šitos idėjos mane tiesiog labai pradžiugino. Aš linkėčiau, kad ir jūsų šeimos unikali istorija taptų gera pamoka daugeliui pasijaus drąsesniais ar laisvesniais. Atrast savy tą galbūt paslėptą kūrybiškumą, kur dažnai mes varžom save ar bijom prisipažinti, ar esam savo įsikalbėję kokius nors stereotipus ar net kompleksus. Paversti tai kažkokiu nedideliu žingsniu į priekį. Ir kai aš susitikau su Foreliu, buvo labai įdomu išgirsti, kad statydami šitą namą ir tėtis ir ji pati galvojo, kad šitas namas turėtų būti skirtas vaikams, kuriame galbūt įdirbtų Forelį. Bet susiklostė reikalai taip, kad dirba ne Forelį, dirba mes, bet mes dirbam su vaikais taip, kaip ir buvo planavusi Forelį ir jos tėtis. Nuo Vladislovo netoli ir jo vaikai. Ir dėl to man irgi įdomu ir džiugina, kad tie vaikai irgi nėra tokie eiliniai kaip visi žmonės. Jie irgi skiriasi nuo visų kitų. Ir jūs, pavyzdžiui, irgi visiškai skiriatės. Dabar jūsų anūkas. Jie irgi skirtingi yra, todėl kad jie kitaip galvoja, kitaip mąsto, genialiai piešia. Ne kiekvienas šitą gali. Šiai dienai pas mus šeima, tai yra moteris, jūs, kurie auginat vaikus ir jūsų vaikai, tarnauja politikos tikslams, religijos tikslams, ekonomikos tikslams, abstrakciems valstybių tikslams. Taip neturi būti, tai turi būti baigta visiems laikams, ypač kas klausosi šias laidas. Šios laidos turėtų pirmą žingsnį, kad šitas apibrėžimas, kurį aš pasakiau, baigtų savo gyvavimą.